Girdėjot, gerbiamą Pelę, kad Vladimiras Putinas apsilankė pas Pranciškų? Gerbiamas Putinas apsilankęs pas Pranciškų? Nu, taip. Aš negaliu suprasti. Rusijos prezidentas Vladimiras Vladimirovo Putinas, Ukrainos pažabotojas, tokio rango politikas, vienos sausumos 7/7 žemės šalies valdovas, nusileido iki to, kad apsilankė pas Pranciškų šliužą? Ką jūs čia nušnekat? Negaliu patikėti. Ponulis, ką jūs čia nušnekat? Ką yra? Popiežius, Pranciškus, tai vat Putinas pas jį apsilankė. Ne? Palauk, taigi Pranciškus buvo zootechnikas, televizinės laidos Nebus pyragų be noragų vedėjas. Nūnai ūkininkauja tėvo žemėj. Taip, taip. Tai čia Pranciškus šliužas. A Putinas apsilankė pas popiežių Pranciškų Vatikane. Tai jūs norite pasakyti, kad popiežius irgi renka parašus dėl referendumo, kad neparduot Vatikano žemės užsieniečiams? Nerenka. Tai ko ten Putinui lankytis? Jis turi važiuoti pas Pranciškų šliužą. Antieuropiečiai turi glaustis prie antieuropiečių. Putinas turi apgaubti Pranciškų šliužą. Jis priglaubė Janukovičių, tai jis turi priglaubti ir Pranciškų šliužąse. Tai čia aš jau nieko nebesuprantu. Tai jūs prie europiečių ar prie šliužininkų? Kai europiečiai sugebės iškepti pyragą iš norago, aš būsiu su europiečiais. O tom tarpu pakolkas aš esu su Pranciškum šliužu, su Bronium Rope, su Kepeniu, su Naisiu Vasara, su Ramūnu Karbamidu. Karbamidauskiu. Nu, žodžiu, kartu su šitais visais Velėnos bičiuliais. Kada jūs sakėt, Putinas atvažiuos pas Pranciškų? Reikia man jam ranką paspausti. Arba užpakalį išbučiuoti. Kaip tikras runkelis rusui mėgsta daryti. Kur jūs pabėgote? Jūs vėl einat gerti alaus.